Atvažiavam. Dėsim vieną ten stoglangį, rytoj antrą. Darom tokius mechanizmus, vaikščiojimas. Bus garažo šviesa. Taip, išlindau pro skylę, ardomės. Išsipjausim nišą, darysim toliau. Taip, darom toliau langą. Juodas prikirpimas, dabar dėsim langą. Žiūrėsim toliau. Padarytas langas, naudotas čia. Čia žmogus susinorėjo naudotą, tai padarėm. Taip, šiandien vienas ir tai antras ten kažką. Čia garažas. Jam naujų nereikėjo žmogui. Važiuojam namo. Nu, padarytas vienas langas. Labai gerai apsišvietė. Įsidėjo BDX šiltas rėmas. Ir tai čia. Nu, važiuojam namo šiandien. Taip, antra diena čia. Vakar vieną, šiandien antrą pragriaužio. Ką noriu parodyti. Kaip sako, stogas nesikondensuoja. Visada vatą nuėmiau. Plėvelę praradžiau. Tai žiūrėkit, tokie lašai kaunasi. O, viso kondensatai. Tai kaip gali būti be plėvelės stogai? O, kaip gali nebūti drenažinio lavelė? Išlindam ant stogą. O, visos kondensatai. Tai plėvelė stogį nebūtina ir nukardom toliau. Taip, čia plėvelę atsišaudžiau, būtinai kampus paklijuojam. Čia paklijuojam. Tą paklijuojam. Lentą prisisukam naują. Nudedam rėmą. Išlipau į viršų. Kiek viso reikia išsiardyti. Nu, čia išmokau sistemą su pasikelimais. Nes dažnai būna aukštai dirbi ir negali. Nu, 5 aukščių dirbi, negali išardyti viską. Tai išmokau dabar ir visada taip darau. Norėjau parodyti dar. Va, drenažinį dėjau. Sudėjom viską. Čia va matos, kad kažkas ir pavarė. Nu, darom toliau. Nu, padaryti langai. Vakar vienas. Šiandien antras. Normaliai čia gavosi, ne langai biški. Nu, ką žmogus nori, už pinigus tai ir darom. Vienas, du. Einu varčią dar įdėsiu. Čia kaip gražiai padaryta. Pakalimai tokie iš vidaus. Gražiai atrodo. O ką tvarkomės, važiuojam namo. Daryti tie 2 langai. Vienas. Antras. Važiuojam namo.